Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki! Labai džiaugiuosi, kad žiūrite laidą Duok labas, todėl kad mes su Knopkiu tikrai labai nuoširdžiai sveikiname jūs su Kalėdomis ir su artėjančiais naujaisiais metais. Žinoma, linkime jums begalinės laimės ir daug sveikatos. Nežinau kaip jūs, bet mes su Knopkiu Kalėdas atšventėm labai smagiai ir mano laidos partneris dabar truputėlį prisnūdęs, nekreipkite dėmesio į tai. Nes šį rytą bus tikrai labai įdomu, todėl kad svečiuosimės žinomos kirpėjos ir stilistės Linos Žvirblytės namuose. Lina augina marmurinį taksą. Tiesą sakant, taksų mūsų laidoje dar nebuvo, o šitas yra tikrai ypatingas, todėl kad pirmiausia yra ypatingas jo vardas, freska, ir šitas marmurinis taksas moka nemažai komandų, o juk kalbama, kad taksai išvis nepasiduoda dresūrai. Taigi žiūrėkite laidą ir bus tikrai labai įdomu. Šiandien laidoje pažintis su žinomos kirpėjos ir stilistės Linos Žvirblytės marmurinė takse vardu freska. Kokius mokslus ji kremta kartu su savo šeimininke, o taip pat gražiausio šuns konkursas jau netrukus. Šiandien laida Duok labas keliauja į Vilniaus senamiestį. Susitikti su žinoma kirpėja, stiliste, televizijos dainų projektų dalyvė, šiuo metu ir Vilniaus dailės akademijos freskos mozaikos specialybės 4 kurso bakalaurė Lina Žvirblytė. Na žinoma, ne tik su Lina einam susitikti. Svarbiausia laidos pašnekovė bus mažutė 3 metukų taksė freska. Taksų tėvynė Vokietija. Čia jie buvo veisiami dvaruose, iš kur vėliau paplito ir kitose šalyse. Taksai yra urviniai, medžiokliniai šunys, priskiriami skalikų grupiai. Taksai būna 3 dydžių. Taksas, nykštukinis taksas ir triušinis taksas. Bei 3 plaukuotumų tipo. Trumpaplaukiai, šiurkščiaplaukiai ir ilgaplaukiai. Taigi šiandien sveikinamės su 2 žavingom merginom ir teiraujamės tos kiek didesnės, kaipgi juodvi susitiko. Taip išėjo, kad teko atsisveikinti su šuniuku, kurį turėjau 5 metus prieš freską, suvažinėjo į mašiną ir supratau po kokių 2-3 mėnesių, kad negaliu aš visgi be šuns ir kad reikia tas ašaras kažkaip pabaigti, nustoti verkti ir, kadangi nesu be šuns augus, visas mano gyvenimas, visa vaikystė, visą laiką kažkoks keturkojas buvo šalia, tai buvo staigiai nuspręsta, kad šuo vėl turi atsirasti namuose. Ir freska yra mano prieš tai buvusio šuns pusseserė, kraujo giminaitė. Ar teisingai išgirdome? Freska, ne mozaika? Dar tardamiesi dėl susitikimo įtarėme, kad studijos dailės akademijoje paskatino Liną Žvirblytę savo taksiukę pavadinti būtent taip ir neklydome. Atsirado jinai pas mane pirmam kurse dailės akademijoje, kai mokiaus pirmam ir gavo mano studijuojamos specialybės pavadinimą. Pusę, kažkaip su mozaika kažkaip labai toks ilgas pavadinimas, tai mes jau nepririšom, nors kartais galima ją ir taip pavadinti. Dažnai aš ją pieštuku pavadinu, nes turbūt dažniausiai naudojamas įrankis, kasdieninis visiškai. Nenuostabu, kad mažasis pieštukas keliaudavo su savo šeimininkė ir į paskaitas dailės akademijoje. Kartu mokėsi piešti ir kitų rimtų mokslų. Iš pradžių nevaikščiodavom, iš pradžių jinai man ant peties sėdėdavo ir puikiai smagiai keliaudavo ten ir per visas piešimo paskaitas. Net dėstytojas Žuklys pamilo šunis, kuris sakė prieš tai, kas čia dabar? Ir gerai, šuo, jis iš karto labai visus žmonės kažkaip sušvelnina, visi kažkaip labai tokie pasidaro geri iš karto, 5 minučių užtenka. Pažintis su žinomos kirpėjos ir stilistės Linos Žvirblytės marmurinė takse vardu freska. Kokius mokslus ji kremta kartu su savo šeimininke, o taip pat gražiausio šuns konkursas jau netrukus. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.
Turiu dar tokią smagią nuotrauką, amžinatilsį Banelis, anglų kalbos dėstytojas. Yra nufotografavęs mus paskaitos metu. O freska tyliai, ramiai visą laiką atsėdėdavo. Gal jai buvo įdomu, aš nežinau. Aš manau, kad šunys vis tiek jie labai irgi prisitaiko prie aplinkos ir kadangi tai yra vis tiek tokia miestietiška veislė savo gabaritų, nors iš tikrųjų charakteris tai yra medžioklinis šuo, tai puikiai adaptuojasi bet kurioje aplinkoje. Jeigu reikia, jinai tą duobę ten išraus, bet jeigu reikia, tyliai pasėdės. Kartais draugės visgi išsiskiria. Kai Lina daug tapo arba dirba, nenorėdama, kad freska prisiuostytų kenksmingų cheminių medžiagų, palieka ją namuose arba nuveža seneliams, savo tėvams. Specifika. Šitame darbe susiduri su plaukais, cheminėm medžiagom ir aš suprantu, kad jai tas nėra gerai. O jinai labai linkusi bendrauti, tai čia turbūt kiekvienam klientui ant kelių sėdėtų. Tai aš to net kažkaip neerzinu situacijas ir aš palieku ją namie, kur jinai puikiai turi ką veikti. Aš gyvenu čia, Vilniaus senamieste, ir tas namas, kuriame gyvenu, yra senas, todėl ten yra įvairiausių gyventojų, tai jinai labai dažnai mėgsta sugauti kokią pelę ir jau ne kartą buvo parnešus man, ir tada supranti, kokie stiprus instinktai ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai gali gyventi pilnavertį šunišką gyvenimą. Labai įdomu, ar daug freskos portretų slepiasi Linos dirbtuvėje lofte. O gal taksiukė net profesionaliai pozavo savo šeimininkiai? Esu ir jos darbų nutapius, tai aš prašiau ir jinai nežinau, ar suprato, bet kažkaip pavyko. Nu tokia jo, susisukusi, viena akim bandydavo vis važiuoti, ką aš ten darau. Kažkokia vis tiek kaunasi telepatinės mintis ir kažkokia tolerancija, jinai supranta, atrodo, girdi tavo mintis. Lina Žvirblytė jau 17 metų dirba profesionalią kirpėją ir stiliste. Beje, turi ne tik gausybę klientų, bet ir profesijos mokinių. Kaip sakoma, galėjo sau ramiai dirbti ir dirbti, bet prieš 4 metus įstojo į Dailės akademiją. Man atrodo noro, kaip ir fizinių jėgų vis dėlto reikia, bet viskas vyksta matyti savaime, ne? Svarbus smegenis gerai veikia. Aš stengiuosi smegenų neprikišti jokiom politikom ir kitom informacijom ir matyti, tas įtakoja mano laisvą gyvenimą. Daryti, ką noriu. Akademija buvo sena svajonė, tai aš šiek tiek vis tiek paaukojau savo šitos profesinės veiklos, bet tai jau gini naujus mokinius, naują visą kartą. Kita vertus, vėlgi, mes prieš tai paminėjom, kad žmogus yra labai didelis egoistas. Lina Žvirblytė į Dailės akademiją stojo jau būdama, kaip sakoma, suaugęs žmogus. Ar nejuto diskomforto tarp vos mokyklą baigusių bendramokslių? Kaip aš čia jaučiuosi sena ar ten jauna, esu tokia, kokia esu. Ir kai kurie 19-iniai jau susenę vaikšto, ane, pripažinkim. Visiškai sustabarėję, susenę, sukriošę, tik tais kūnas dar ten tipo jaunas. Tai čia vėlgi dėstytojai įdomiai. Kaip kuriem tai buvo toks pradžiai, vis tiek žmogus pamatęs pirmą kartą kažką įvertina pagal išvaizdą, tai yra gal tegu ten 3 minučių kažkoks įspūdis, paskui jau tu ten pradedi kalbėti, atsiveri. Tai ne vienas yra pasakęs, kad oi, čia būna tokių vyresnių, būna sudėtinga, bet su tavim kažkaip ir gerai. Matyt, ne veltui kai kuriuose Skandinavijos šalyse į meno studijas priimami jau gyvenimo ragavę žmonės. Lina Žvirblytė tokiam požiūriui irgi pritarė. Aš manau, kad aš į Dailės akademiją, jeigu turėčiau tokią galimybę, iš vis padaryčiau stojimą minimum nuo 24. Minimum. Čia, vienareikšmiškai dėl to, kad tu dar neturi iš vis išraiškos vidinės, apie ką tu nori kalbėti. Tu dar tik formuojas. Tai tas periodas labai geras yra ten pabaigus mokyklą, iki 24-25, kada kažkas atsiranda, tai kažkokie užuominai, kažką ieškojimas. Bet tai, man atrodo, laikas kažkokius dalykus pakeis žmonių mąstyme, ypač dabartinių tėvų, kurie tos vaikus verčia po mokyklos, kažkokie gėdos jausmai, kad čia ką, čia nežinai, kur čia stosi, čia būtinai daryk, aš tiem tėvams sakau, pažiūrėkit, kiek man metų ir aš įstojau. Ir kokia galiu būti šiandien laiminga, kad darau tai, ką noriu daryti, kad man tai labai ir patinka, ir visiškai kitas atsidavimas. Ir prie viso to aš galiu džiaugtis, kad aš nemokamai neišnaudojau, tarkim, bakalauro studijų.
Ir šiandien aš gaunu stipendiją, pavyzdžiui, Dailės akademijoje. Esu labai pareiginga studentė. Ir vėlgi viskas vyksta savo laiku. Ne kiekvienas savo srities profesionalas ryžtasi dalintis patirtimi su jaunesniais žmonėmis. Bet Lina Žvirblytė nesusireikšmina ir džiaugiasi galėdama kažkam atiduoti savo žinias. Aš save čia atiduodu, aš savo mokiniam pasakiau, imkit mane tiek, kiek tik reikia, jūs vis tiek nebūsit manim, būsit kitaip geresni, gal labiau geresni, pralenksit mane 100 kartų, bet nebūsit manim, tai imkit tik tais, jeigu galit. Ir kažkaip viskas gyvenime susibalansuoja, kažką atiduodi, vadinasi, kažką gauni. Tai šitoje situacijoje aš labai džiaugiuosi, kad aš į akademiją nuėjau, visgi tėtis labai apsidžiaugė, pasakė galų gale, nes čia toks buvo laiko turbūt klausimas. Tik savo sakydavai, nu kada, stot, nu taip, ir paskui, viskas ten, spyri savo pats į užpakalį ir nestot. Tai akademija mane labai disciplinavo, disciplinuotai man, vis tiek priverčia daryti tai, ko aš labai noriu. Na, disciplina žinia yra gerai, bet kai šeimininkė turi tiek veiklos, ar pakanka laiko mažai draugiai freskai? Įsigijant šunį, tu labai prisimi atsakomybę už jį ir turi pats savo atsakyti, ar tu tikrai to nori. Ir čia jokios prievartos būti negali. Mes ryte daug vaikščiom, vakare daug vaikščiom, o per pietus tai dažniausiai būna toksai, nes šuo labai miega. Visą dieną ten snaudžia miega. Tai išvesti į lauką vis dėlto yra būtina, bet tenai nesiprašo būti tame lauke labai daug, nes namie yra reikalų pamiegoti. Kartais mes žmogaus taip galim nesilgėti, ne? Nes vėlgi tas besąlygiškumas, kad reiškia, nieks nieko čia nekeičia, nieks niekam jokių sąlygų nekelia. Tai yra tiesiog daug gerų emocijų ir daug meilės, daug džiaugsmo ir visą laiką yra gerai. Stebint meiliai susiglaudusias, net spalviškai viena prie kitos derančias draugės, visgi neduoda ramybės klausimas. Na nejaugi per 3 metus žvitrioji urvinukė nėra jokių eibių namie iškrėtusi. Ką mes, porą laidų sugriaužiam? Ir vieną antikvarinį fotelį, krėslą. Jinai kažkaip jį pasisavino. Namuose, aš turiu vieną tokį antikvarinį krėslą, jis gal ne visai ten koks bus. Pati 19 amžiaus pradžia, bet jai labai patiko. Ir jinai taip ten iš skylę gerą padarė ir aš supratau, kad tegu tai būna jos. Griaužk šitą vieną ir daugiau nieko negriaužk. Ir tas susitarimas mums puikiai pavyko. Čia, žinai, kai sugraužė tą krėslą ir tu žiūri į ją ir galvoji, vat ką šuo gali mąstyti? O gal jinai galvoja, aš jį sugriaužiau, o gal šeimininkiai norėjo sugriaužti, dėl to aš dabar turiu jaustis kalta ir negerai, nes jiemgi visiškai vienodai. Brangusis, nebrangus, geras, negeras. Jai taip reikėjo, ne? Kažin ar naktimis freska miega išsirinktame krėsle, ar kartu su šeimininkė. Juk abi tokios mažutės. Uždavus šį klausimą, Lina netveria juoko. Iš tikrųjų teko kažkada taip girdėti tokį gan komišką apipasakojimą. Yra 2 tipai šunų savininkų, tai vieni, kurie miega su šunimis lovoje ir sako, kad jie miega, o kiti, kurie miega ir sako, kad jie nemiega. Tai vis tiek visi miega. Arba tas šuo vis tiek bent jau viena letena kažkur ten įlindęs vis tiek miega. Tai miega jinai lovai. Kur neįsitempsi tokio grožį į lovą? Labai padoriai, šuniškai. Po kaldra jinai man į urvinis, kai šuo, jinai sulenda. Kažkaip sako, kad šeimininkas supanašėja į šunį. Ne šuo į šeimininką. Yra matyti kažkokie vis tiek dalykai, ne? Labai tokia, labai jauki, labai mano. Visą laiką prie manęs. Dažnai girdime šunų šeimininkus besiguodžiant, kad kone vienintelis nepatogumas turint 4-kojų augintinį – ankstyvas kėlimasis. Įdomu, ar meniškoji Lina turi keltis labai anksti, kad išvestų taksiukę rytinio pasivaikščiojimo. Labai keista savybė, kur irgi nesuprantu, kaip čia taip gaunasi, jinai keliasi paskutinė. Ir kai man, tarkim, šiais metais jau nebeturiu rytinių paskaitų anksti, bet visus 2. ir 3. kursą, tai praeitus ir užpraeitus metus,
aš turėdavau ją tiesiog iš lovos traukti, nes man reikia piešimą. Ir sakydavau, tu turi atsikelti. Būna dažnai, aš nepirksiu tam vaikui to šuns, tai kas jį vedžios, taigi reikia anksti iš ryto, tas šuo ten jau žadina 6 ryto. Bet man atrodo, kad čia dažnai patys šeimininkai išprovokuoja tokias situacijas. Jeigu aš, tarkim, 9 stengiuosi išeiti iš namų, tai jinai nesikelia, jinai būna prižadinta. Bet labai pasisekė, labai geras charakteris, labai draugiška, labai visus myli, labai gerai, be galo. Aš galiu iš jos bliūdo viską imti, viską traukti, jokį, visiškai neturi jokio tokio kažkokio susireikšminimo, pikto šuns. Jau minėjome, kad taksai ne tik viena seniausių šunų veislių, bet ir pasižymi stiprią telepatiją. Ar Lina galėtų tai patvirtinti? Vėlgi. Taksų mylėtojai, taksų savininkai. Natūralu, kad jie šneka labiausiai tik apie taksus ir visą laiką, čia jau taksai. Bet kažkodėl dažnai yra paminima, kad taksai turi viena iš tokių veislių, kuri stiprią telepatiją turi. Tai reiškia, tu gali tik apie jį pagalvoti, kad ten galbūt tam šuniui čia gal aš kokį ištraukčiau skanėstą iš šaldytuvo, tai jis atsidurs iškart prie šaldytuvo. Vien nuo tavo minties. Bet man atrodo, visi šunys tą turi. Ryšys su šeimininku, neišvengiamai. Čia yra viskas, čia yra daug. Nes tai tu supranti, kad meilė yra besąlygiška ir abipusė. Ir aišku, tai yra tikrai kitokia meilė, nei meilė kažkokiam kitam ar žmogui ar asmeniui, bet šuo yra labai svarbus sutvėrimas, gyvybė. Labai svarbi, labai artima. Įdomu, kuo savo artimą draugę Lina šeria. Gal duoda žmogišką maistą? Kaip anksčiau kalbintas menininkas Giedrius Jonaitis gal pamalonina kokiais kotletukais ar sausainiais. Freskos šeimininkė teigia, kad duoda augintiniai tik šunišką. Jo, kažkaip vėlgi teko apie tai nemažai domėtis. Kažkada netgi esu padėjusi vienam žmogui, kadangi moku italų kalbą laisvai, tai važiavau į Italiją specialiai pas vienus tokius gamintojus, kurie gamina, reiškia, šunišką maistą ir įvairios tam to šuns maisto kategorijos. Tai būtent teko domėtis to jau vadinamu ekologiniu. Ir tada tu supranti, kai išanalizuoji jo sudėtį, kas tai ir kaip tai, kad vis dėlto tai yra teisinga, kad subalansuota, nes žmogus jisai negali apskaičiuoti, kiek tam šuniui reikia, o šuo yra kaip ir besotis. Tai tas maistas subalansuota, tai į tą žodį daug kas eina. Tai subalansuotas energijos kiekis, baltymų, visų medžiagų, sudedamųjų mineralų, tiek, kiek reikia tai veislei, kad nebūtų nei per daug, nei per mažai. Reikia rūpintis, nes ypatingai taksam, pavyzdžiui, kada vis tiek tas proporcijos, reiškia, stuburas yra pakankamai ilgas, tu negali jo permaitinti, tu turi rūpintis jo, nes jis savim tai nepasirūpins. Jis pasirūpins kitaip, kad nebepaeitų. Žiūri tą maistą, būtinai, o skanėstai, tai jau skanėstais. Ne. Pelytės. Su tokiu mažyčiu šuneliu Lina Žvirblytė tikriausiai vaikšto ne tik į paskaitas Dailės akademijoje, bet ir visur kitur. Jeigu vėlgi nukreipti tą temą, ar tolerantiški žmonės šunim, tai sakyčiau, kad ne. Mūsų šalyje, man atrodo, daugam ir vaikam netolerantiški labai pas mus žmonės, ir šunim netolerantiški, ir man savotiškai keista, nes vis tiek, šuo yra seniausiai toks prijaukintas gyvūnas, ne? Pačio žmogaus, jis be to žmogaus negali. Aišku, jeigu ateina ten su vilkšuniu, ten į kokią ten kavos atsigert kavinę, gal tiesiog vėlgi žmogus turi suvokti šuns gabaritus, proporcijas ir neperlenkt lazdos. Bet su tokiu mažu šuniu ant rankų, aš ją dažnai ant rankų pasiimu. Neerzini kitų žmonių, tu už ją atsakai, ten niekam nieko į nosį neįkastų, tai... Bet žmonės šiaip netolerantiški būna ir netgi įvairiausių kavinių, restoranų savininkai vasarą, į terasas vasaros visokias ten, kada galima lauke atsisėdus, kažką ten gurkšnant kavą, tai dažnai yra ženklas, kad neįleidžia. Lina yra daug keliavusi po pasaulį. Kadangi pati nuo mažens augo su šunimis, visada būdama užsienyje atkreipia dėmesį į tai, kaip kitų kultūrų žmonės elgiasi su savo keturkojais. Galima tokia iš vis įžvalgą daryti. Vis dėlto
kiek daug pasaulio vienišų žmonių. Ir kai tu keliauji per pasaulį, tu matai, kiek daug žmonių augina šunis, rūpinasi jais. Yra labai sugalvotas netgi visiems priklausomybės ligas turintiem, asmenim, prevencijos, visokios ten. Vokietijoje labai ten skatinama turėti šunį, ypač tie, kurie ten nori gydytis, metadonus visokius leidžiasi ir ten užburtas gražus ratas padarytas, kaip ten, žodžiu, tu globoji, tu turi kažką ir taip toliau. O pas mus labai keistai kažkaip nieks čia nevyksta, nesidaro ir į tą šunį žiūri kaip į tokį kažkokį vis tiek antikūnį jo. Tai, bet, čia toli nereikia ten nagrinėti, tokie dabar esam, taip čia pas mus vyksta. Ir vaikų nemėgsta, žiūriu, kaip žmonės erzina. Tas man savotiškai keista. Nes kadangi pati sukūriau tokią viešą erdvę, kaip yra kirpykla ir ateiti klientai gali ir aš čia su mažu šuniu tikrai leidžiu. Yra ir su katinu atėjusi klientė, su tokiais katinais, kurios ten galima vedžioti su pavadžiais, tokie, kur jau ten kitokių intelektų pasižymi. Ir kartais žmogus sako, aš čia negaliu ateiti, nes čia su vaiku. Tai eik su to vaiku, tai ką tas vaikas, jisgi, čiagi, natūralūs dalykai. Kažkaip. Sistemos aukos, nieko to. Va, kur ne sistemos aukos, va, kur gamta tikroji. Lina Žvirblytė niekada dar nevedė savo gražuolės freskos į parodas. Ne tik jūs, mėly žiūrovai, bet ir mes nustebome. Kodėl? Tai, kad freska niekad neprašė, kad vesčiau, šypsosi Lina. Bet artimiausiu metu taksiukės gyvenime turėtų įvykti svarbus įvykis. Galbūt ji taps mama. Manau, kad reikia, kad sveika. Kad susilaukti, vis dėlto tie motiniški instinktai jie yra ir tas matosi, nes su kiekviena ruja tokie dalykai pasireiškia, ne? Ten, kad ir simboliškai, kad ir kažkaip nedaug, bet yra kažkokios užuominos į tą mamiškumą. Tegu gimdo. Jo labiau, kad yra labai norinčių tų šuniukų. Na, o prieš atsisveikindami su Lina Žvirblytė ir jos freska, dar labai paprašėme pademonstruoti išmoktas komandas. Atsisėsk. Atsisėsk. Padarom, ką nors. Pavaidinam. Sėdėt. Gulėt. Ir paskutinį. Numirt. Ai, tu ne ant to šono nemoki. Tik ant kairę. Numirt. Oba. Va, kokie mes. Tai vis dėlto galima taksis išdresuoti. Ir Lina Žvirblytė ir jos taksė atsisveikindamos su mumis rodos šypsojasi, sakydamos, viskas gyvenime visada yra laiku. Ir žmonėms, ir šunims. Linkime ir jums, mėly žiūrovai, šviesios dienos ir naujų atradimų džiaugsmų, o dabar ilgai lauktas šunų grožio konkursas. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotraukas siųskite adresu savireklama@btv.lt. Na, o balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Dėkuoju, kad žiūrėjote mūsų laidą. Tiesą sakant, Knopkis beveik visą laiką prasnaudė, bet tikiuosi, kad jums buvo labai įdomu ir jūs neužmigote. Dar kartą sveikinu su artėjančiais naujaisiais metais ir pasimatysime po savaitės. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.